Labas rytelis, visiems pradedam naują dieną. Nepradedama jau 12 dienos. Tai pagaliau pajudėjom iš Perto. Planavom pajudėti vakar buvo pirmadienis, bet pavyko susitikti su mano giminaičiais. Tai dieną praleidom su jais. Tai šiandien rytą atsikėlėm, susipirkom dar, apsirūpinom maistu. Nusipirkom dar speakerį, kurio neturėjom. Mini speakerį, kad galėtume podcast'ą klausyti. Dar porą daiktų, kurių mums reikėjo ir pajudėjom iš Perto. Tai pirmasis mūsų sustojimas tikriausiai bus The Pinnacles. Dykumas tokiais akmenų dariniais. Gal užsuksim į kopas. Taip pat turim sustoti Lobster Shack. Vienoje vietoje, kur labai norim lobsterį pavalgyti. Aš jau ten esu buvęs, bet Marčius nebuvęs. Tai labai exciting. Tai vat, judam ir tiesiog žiūrėsim pagal nuotaiką, kur kiek norim užsibūti. Tai dabar į Lancelin, o tada jau matysim. Ir dar pasakyti, tai apie Pertą, tai kadangi ten praleidom 2 savaitės, tai nežinau, gal pasidalinsim savo nuomonę ir išvalgom, ką manom apie tą miestelį. Tai miestelį, kur tokių 2 milijonai žmonių gyvena. Tai Pertas šiaip labai fainas, labai gražus, daug daugiau erdvės negu Sidnėjui. Mums su Mačium labai patiko, tai jeigu mums reiktų Australijai rinktis sekantį miestą, kur kraustytis gyventi, tai tikriausiai būtų Pertas. Nes taip labai viskas jauku ir atstumai nėra dideli, tai realiai iš bet kokios miesto vietos viską gali pasiekti per 20 minučių, tai mums labai patiko. Kokie tavo atsiliepimai apie Pertą? Man vis tiek geriau Panevėžys. Kažkam geriau Panevėžys. Ir dar Perte yra vienas beachas, kuris yra skirtingai suvardintas atkarpom, kas yra labai skirtinga nuo Sidnėjaus, nes Sidnėjus turi visokius bėjus, kurie skirtingai suvardinti. Tai va, tai labai mums patiko, labai faina. Sutikom lietuvaičius, su kuriais labai smagiai praleidom laiką, tai linkėjimai Simonai ir Manvidai. Iki greito susitikimo kažkur pasaulyje, kažkuriam krašte. Tai va, paliekam Pertą, atbuvom 2 savaitės, o dabar toliau į kelią ir toliau mėgausimės gyvenimu pasaulyje. Važiavom iš Toyota į Omarų gamyklėlę lobsterio. Jau buvom tokie laimingi, kad pavalgysim, o pasirodo antradieniais nedirba, Google pamelavo. Tai žodžiu, važiavom 2 valandas nuo Perto, negausim lobsterį. O čia tokia gamyklėlė, jie tuos lobsterius gaudo ir čia, žodžiu, viena geriausių vietų Australijai paragauti. Važiavom į dar vieną vietą, kuri turbūt vienintelė viltis buvo ir ta uždaryta. Business for sale. Good, kur valgysim. Aišku, vat alkoholis tai visur klesti. Open. Tai ką tik tikriausiai pajutom tokį didesnį downside, kai keliaujam koronos metu. Tai atvarėme į vieną iš miestelių, kuris garsėja lobsteriais ir labai čia daug kavinukių, kur gali lobsterio pavalgyti. Bet aišku, viskas uždaryta ir unlucky enough, kad mes atvarėm antradienį, o vat kaip tik savaitės viduryje ir užsidaro. Atsidaro tik ant savaitgalio. Ne, ten. Iš kur atvažiavai? Žodžiu, sustojom Visitor Centre ir pasakė, kad gal viena vieta bus atidaryta, tai važiuojam check-in. Dabar tai jau nebesvarbu ką iš tikrųjų, bet tiesiog norim pavalgyti bet ko, kad ir sumušteko ir toliau važiuoti tada. Kaip ir degalinė, kaip ir kavinė, tai yra tokia vietinė. Išgelbė, nes būtume mirę iš bado. Pas porciją
ant didesnio už tavo. Ir aš vegetarišką burgerį. Be kalorijų. O pas Laurą viskas deep fried. Soriukas. Valgėm šiaip savo. Tikėjomės kažko geriau. Kaip iš tokio miestelio, kur viskas šviežia ir skanu ir fresh seafood. Nuotraukai gerai atrodo. Nuotraukai gerai, bet maistelis šypso, tai dar tikimės, kad rasim geriau. Anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved. Pirmoji mūsų tokia didesnė stotelė. Unikals. Ir kaip matot, o gal net ir girdit, vėl vėjuota. Tai tik palikom pertą ir vėl vėjas su mumis. Tai einam apžiūrėsim ir papasakosim plačiau, kai būsim tenai. Turėtų būti geras reginys. Taip. O gal ir ne. Greit, kol vėjo nėra, dabar papasakosim. Tai parkingas vėl tuščias. Važiuojam, žmonių nėra. Sako visi, kad yra busy vakarų Australijai, nes nieks negali išskristi. Bet kol kas dar... Reikia paminėti, kad mes važiuojam off-season, tai kol kas vakarų Australijai čia į viršų, į šiaurę, kai kylam, tai dabar ten karščiai. Bet nieks negali važiuoti atostogų ir vis tiek tuščia. Ir vis tiek tuščia, nes mane per karštą, jie tada leidžiasi į apačią, į pietų Australiją, kur yra vėsiau. Bet mes, aišku, einam prieš sistemą, mes varom ten, kur karščiausia. Graži vieta The Pinnacles, kažkur 2 valandos kelio nuo Perto, nacionaliniam parke. Tai tie stulpeliai susiformavę yra iš limestone, tai smėlio padaryta iš kriauklyčių, susiformavusi iš kriauklyčių, turėčiau sakyti. Tai va, ir per milijonus metų atsirado tokios gamtos skulptūros. Tai žiūrim su Mačium ir sakom, kiek visko yra žemėje ir kiek gamta suformuoja, tai neapsakoma grožio. Tai vat, pasidžiaugiam, bet super vėjota vėl, tai nieko pakalbėti negalim lauke į kamerą, bet labai gražu vis tiek. Tai vat, susipakavom ir lekiam toliau. Mūsų sekantis sustojimas bus jau mūsų campsite'as, netoli Jurien Bay. Buvo problemyčių surast, kur vandens prisipilti, bet visą laimę turime apsą, kuris rodo, kur yra geriamo vandens, tai be jo, tai čia važiuoji, va, toks skraidiukas ir čia geriamas vanduo. Važiuoji, nežinai, kur kitą kartą pildysies vandenį. Tai noris dar prisileist nekokio, kurio negalėtum naudoti. Ir varysim į campsite'ą. Paragauk, pasakyk, ar skanus. Dabar žiūriu, mes esam čia. Sandy Cape. Čia mes esam. Camping area. Buvom čia.
viskas. Tai žodžiu, čia irgi campsite'as. Reikia užpildyti patiem, kaip ta honesty box vadinama. Tai atvažiuoja, va, Laura pildo vokelį su mūsų informacija ir tiesiog įmeti vėl į šitą dėžutę. Ir kokia kaina čia? $20 nakčiai. Tai $20 nakčiai. Tradiciškai saugotis gyvačių. Saugomės gyvačių. Kol kas matėm tik tą, kur pervažiavom. Ir viskas, susimokėjom. Nu jau procese, mokėjimo procese. Tai gan vėl atvažiuosim, nežinau, rasim užuovėje kažkur, kad įsikurti. Per tiek laiko dar neišmokau mūsų numerį mašinas ir vis tiek neteisingai rašiau. BYJ Ferry 1B turėtų būti. Rašiau B31. Anyways. Vat, ir visiems patariam. Yeah. Shoot only with your eyes. No, with camera. With your eyes irgi tinka. Pagal Laurą negali naudoti kamerų nacionalinius parkus. Uždrausta. Drono pultelis krenta ir nukrenta. Oh. Ai. Gerai, viskas. Marom dabar dar toliau tenai ir išsipakuoti reiks. Nu čia visai aš laimingas, jeigu toks vėjukas tik bus. Bet jaučiu ne. Vėl visas mūsų setupas toks biškį makalinė, nebežinom, ką patys norim daryti, ką statyti, ko ne. Ir tokie vėl daiktai vietą savo nebeturintys. Tai nežinau, bandom vėl adjustintis prie to gyvenimo. Maistas visas bagažiniai, nebetelpa. Palapkai. Jau viską buvom susiderinę, jau viską žinojom, kur tai dedasi. Jo, tas 2 savaitės buvo viskas jau savas. Ir dabar vėl toks balaganas visur, tai. Toks jausmas, kad pradedam visą kelionę iš naujo, nors jau keliavom 2 mėnesius, tai kažkaip reikės vėl susiadjustinti. Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. At least I'm not alone in my apathy. There's more like me who don't know how to be, how to reach out to the ocean. Tik atėjom iki beacho pasižiūrėti, kur esam apsistoję. Tik iš šito beacho mums 15 sekundžių. Tai saulė turėtų leisti tenais už kopų. Tai mačius nubėgo meškerės atsinešti. Tikėsis, kad dar kažkas sužvejos. Tai vat, pasivaikščiosim su ten. Ir eisim ilsėtis. Taip, prabėgo diena mūsų pirmoji Back on the Road. Nu, einam, kol nesutemo, pamėginsim. And I don't know, should I be scared or grateful? How can I see the beautiful? Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. Nieko šiandien nepagavau, tik žvejojau 10 minučių. Taip ir užbaigsim dieną.
rytoj nauja diena. O dar prisiminiau, kad kai gyvenam Sidnėjui, tai visada galvodavau, kad kur važiuojam daug gražių vietų aplink Sidnėjų, kad ne kažką gražiau bus, kur išvažiuosim, bet tokių vietų kaip Sidnėjoje aplink Australiją ant kiekvieno kampo realiai yra. Ir dabar mes pamatom dar gražesnių vietų. Tai gerai, varom atgal į savo campsite'ą, kuris tenai. Tai labanaktukas. Sveiki visi. Išmiegojom pirmą dieną savo antroj kelionės daly. Skėlėm, Laura darbuojasi, aš nusprendžiau paruošti kaukės snorklinimui. Nes problema visada būna, kad jos rasoja, o kai tokio vietoje esi ir įlipi į vandenį rasoja, tai nieko gero. Tai vat, kuriu kavą ir patarimas, jeigu ir Lietuvoje, jeigu darysit kaukę, savo nardymo kaukės, tai darykit su dantų pasta. Gal net geriau, jeigu turėtų tokia būti balta. Ir su drungnu muiluotu vandeniu. Tai ištrinat apie 60 sekundžių stiklelį iš vidaus su dantų pasta, praskalaujat drungnam vandenį, taip kartuojat 3 kartus ir tada čia vadinamas yra tas nuplovimas viso purvo, netgi ir kai naują nusipirkti, tai reikia daryti. Ir tada galit įpilti muilą, ruošti jau tam vadinamam antirasojimui, anti-fog. Tai aš tai padariau ir dabar tiesiog užpyliau kuriam laikui šampūną, nes muilo neturėjau skysto. Tai tas taip pat veikia ir po to praskalauja ir viskas. Arba galit nedaryti taip, kaip aš dabar su šampūnu, tiesiog kai einat į vandenį paseilit. Bet noriu pažiūrėti, kaip veiks. Ir šiandien išbandžiau ką tik pagaliau savo daikčiuką visraktį vandens. Tai einam parodysiu. Šitas visraktis, kaip ir legalus, bet tai žodžiu techniniai nesklandumai, baigėsi kortelė, pasikeitėm, tai atrodžiau su tuo vandeniu, tai tas mažiukas daikčiukas, kaip ir visraktis, labai gerai tokiose vietose, nes ką daryti, vandens negali pasimti su šituo, kiekvienoj, kaip Lietuvoje senukų parduotuvėje gali nusipirkti, tai mes irgi pamatėm iš vienų youtuberių, kad sako, čia must have, ir nusipirkom ir tikrai Australijoje taip vertina vandenį, kad net turi turėti raktą į vandenį. Tai vat, susipakavom, šiandien nedaug pavažiuosim, kokį 60 km į kitą vietą, bet campsite'as už dyką. Tai viso, susipakavom, let's go. Walk with me, lead the way, I will follow. You woke me up, I no longer feel hollow. Ten salytė yra, kurią mums sakė nuplaukti su pedalboardu. Tai sėkmės mums.
Tai šiandien nieko gudro nenuveikėm. Išvažiavom ryte iš savo campsite'o, pasukom atgal link Jurien Bay, kur tikrai norėjom praplaukti su Sea Lions, bet kai pažiūrėjom, kaip ten nusigauti, galvojom patys plaukti su savo pedalboardu, bet pažiūrėjom, kad ta salelė toli. Ir šiaip šiandien buvo tokia nerami jūra, tai, žodžiu, net nepagalvojom plaukti. Nu, dabar atvarėm į tokį nemokamą campsite'ą, kas yra gerai mum, nes beveik mokam kas naktį. Vakarų Australijoje šiek tiek sunkiau surasti tos nemokamus campsite'us. Tai dabar labai gerai apsistojom nemokamam prie jūros. Čia turėjau šiandien pagauti savo pirmą omarą, bet vėlgi sąlygos nekokios. Ir tikimės, kad rytoj pavyks. Tai va, o dabar sėdim, čilinam, nieko daug nedarom, tiesiog grožimės gamta, klausom podcastų ir laukiam, ką rytojus atneš. Tai tiek. Dar vienas dalykas, tai vat jum neparodžiau, mes kai išvažiavom iš Perto, aš nusipirkau naujus lastus, nardymo akinius ir vat šitą va dalyką nusipirkau. Ką pademonstruosiu, jeigu Laura palaikys kamerą. Tai čia yra gaudyt lobsteriam. Va, kokį turi lūpą. Ir priplauki prie omaro, uždėti, kad nematytų, kad ne, va taip gal. Ir tai va, šiandien neišėjo dar išbandyti. Ir dar vieną dalyką. Jeigu lūpo nereiks, kartais nebūna taip gilu ir nereikia nerti, nes aš nenusipirkau jokių svorių. Tai su pirštinėm labai gerai yra tiesiog, jeigu negilu, kur paneri ir su rankytėm pagauni. Tai va, labai excited pagauti pirmą savo gyvenime. Walk with me